Rūga. Čia va, katamaraninis dugnas yra, jinai stabili labai. Šitas praktiškai galima ant krašto net atsistojus, žvejoti. Čia žinoma, gyvenam su visą įrangą, su viskuo. Tai gerai pasigauni ir važiuoji. Jo. Susimeti visą mantą ir... Iki krantelio. Tai tada turbūt ką, pasistatom ją gražiai. Turi laikyką. Jinai daug vietos neužima, nes galima laisvai pastatyti. Tačiai, jai nereikia sienos, nereikia atramos. Bet kur... Nu, palaikysiu. Dabar kaip prie laimigio reikės fotografuoti. Ir paleisti. Ežerą. Tada atškamės gal kad ežeras. Vienas, tai ant šito. Jeigu jau dviese, tada vienas vis tiek toliau į galą. Sėdasi, kitas gali tenais atsisės, lengvesnis tas. Viskas. O po to, šiaip geriausia tai yra elektrinį variklį. Pasitvirtinai. Aš tai jau galvoju, pasveikinti. Taip žiūriu, kad jūs tik šnekat. Ir pasveikinu. Tai, Palaukit. Tai man tai sveikinam patys su šituo šauniu laimikiu gyvenimo. Su šita stambia žuvelė ištraukta. Tikiuosi didesnių bus. Bus ir aš manau. Šiaip labai smagu, kad pats sudalyvavai 15 minučių ir Bigretos iniciatyvoje Pagavai paleisk. Manau, kad jeigu daugiau žmonių Lietuvoje susigundys pasielgti taip, kaip tu pasielgė, Aš to irgi tikiuosi. jie iš kiekvienos žvejybos turės dvigubai daugiau džiaugsmo. Pirmą kartą pagavus, antrą kartą paleidus, ar ne? Taip, dvigubas džiaugsmas. Va, tai tikiuosi, kad šitas prizas tau tarnaus ilgai, ištikimai. Ir manau, kad didelę dalį gyvenimo galima laukti iš tavęs. Bent jau rodo praktika tų žmonių, kurie naudojasi ir nesusitikti. Labai dėkui. Dar kartą ačiū tau. Labai ačiū. Nu man tai papasakok dabar, kaip tau to žuvis kybo, už kurias laimėjai tokį didelį prizą. Kybo tai gan neblogai iš tikrųjų. Kas savaitę vis tekdavo pagauti po gan didelį šamą. Bet per joninės tai žmonės paparčio žiedo ieško. Papuolė taip pats didžiausias, kuris dar ir meškerę sugebėjau sulaužyti. Bet vis tiek teko ištraukti ir kad ir kaip gaila meškerės atgal paleidau. Reikia dovanot gyvenimą žuvį. Aišku, kur valtį laikysi? Garaže tikriausiai. Norėčiau, aišku, išbandyti, bet jau sąlygos neleidžia. Nu jau šiandien žiema atėjo. Kada dabar žvejot važiuosi? Nu, su valtim tai jau dabar pavasario tikslam. O Kur- žvejot tai dažnai žvejoju. Kur tave su šita valtim galima bus sutikti? Vėjelis. Gerai, tegu guli. Kur tave su šita valtim bus galima sutikti? Turbūt pagrindas Kauno mariose, bet visuose vandens telkiniuose. Didžiuosiuose, kur gyvena šamai. Gerai, sėkmės. Bet O- dėkui. O ko žvejui galima linkėti? Nei žvyno žvejų reikia. Aha. Nes buriuotam vėjo reikia linkėti. Nei žvyno, nei uodegos. Mes jį galim